Labutės. Ilgai nesimatėm, tai gera vėl sveikintis. Ir žiūrim, kągi mes veikiam šitas 2 savaitės, kol nebuvom susitikę. Viskas, grįžom namo. Mūsų šiltnamis nugriautas. O mes namuose. Mažoji miega laukia. Va, jau surinkti kiaušinių, o vyras parnešė. Šitas duris šiandien pabaiginėjo montuoti, nes nebuvo iki galo dar sumontuotos. Va, dabar jau tvarkingai. Kas iš šiltnamio beliko. Lyja. Tai vat, galiausiai grįžom iš Turkijos į tikrą rudenį. Tokį, Oi, nu ką, nieko. O, čia, man atrodo, sudygo. Čia primėtyta grūdų vištelių, tai pradėjo dygt. Nu geras. Jie graži žolytė. Dar pažiūrim, ką vištelės veikia. Vištelės, man atrodo, šlapiai savo. Aš šlapiai jums. Jie vis tiek neina, kur sausa. Po stogu neina. O čia grūdai. Žodžiu, dabar, kadangi šąla, tai iš visų kampų lenda pelės, tai ir grūdus reikia saugoti, viską. Prasideda nauji reikalai. Kai grįžau, tai dar nebuvau nuėjusi pas višteles. Nebuvo kada. Kur tos vištos? Deda kiaušius vieną matau. Labas, va. Išgirdo, kad atėjau, tai ateina vištos. Va, deda vieną, matau ten kiaušinius. Labas, vištelės. Gaidys gėda. Atėjau surinkti kiaušinių, bet kad deda dar jinai juos tos kiaušus. Jums čia gal nesimatys, o čia nematau, ar deda ar nededa. Ten jau nededa. Na žodžiu, bet vis tiek vienu kartu viską surinksiu. O jėtau, atidariau vartelius. Dabar kaip reikia išeiti, kai jau neišvyt į lauką. Va. Maisto pilna. Leskit. Nu, laikas po truputį grįžti į seną ritmą. Šiandien yra ketvirtadienis, grįžom šeštadienį. Tai va, bet jau darbai vyksta, tiesiog šiandien vyrui sakau, dar nebuvau normaliai lauke, išėjus į lauką. Tai keičiam situaciją, išeinu į lauką, o darbai lauke vyksta pilnu tempu. Montuoja duris, buvom apžiūrėti pirčių, apžiūrėti tų modulinių pirčių. Jas atsirinkom 2 vietas, kur mums patiko, kaip dirba. Tai yra Mažeikiuose ir čia Mažeikiuose visai netoli mūsų, kažkaip taip gavosi, galvom, kad ten Vilniuje, o čia pasirodo Mažeikiuose. O kita vieta yra Dzūkijoje, prie Merkinės, kur mano mama gyvena. Tai aišku, žem pirmiausiai Mažeikius, nes yra arti mūsų. Tai mums patiko, bent kol kas viskas atrodo gerai. Tai nusprendėm, kad tikrai greunam tą mūsų esamą pirtį. Kažkas sakė, kad toj vietoj darykit kažką kitą, nu tarsi negriaukit, bet mums toj vietoj būtent toj norisi statyti naują pirtį, o pas mus tų pastatų ir taip daug, tai kol kas užteks tų pastatų ir toj vietoj dėsim naują pirtelę. O ten viskas su ta pirtelė, tai yra, kad susidėlioji kaip nori.
gali ir storį sienų pasirinkti, ir ten šildymus, grindinius, negrindinius, ir krosnelę elektrinę, ir malkom kūrenamą, ir dydį gali belę kokį nori pasirinkti. Tai, žodžiu, viską vakar ne vakar, užvakar, man atrodo, buvom pasiplanavom, pasidėliojom. Ir vat, tokie reikalai su pirtelė. Mūsų kiemas. Oi, judėsim iki kaiminkos važiuosim dabar. Ir saulytė, ir šiandien nelyja, nes šiaip visas dienas labai lyja lauke. Tai nelabai mes čia kur galėjom su pupa pasivažinėti, pasivaikščioti. Pasižiūrim, ar pašto dėžutėj nieks laišką mums neparašė. Nerašom, nieks laiškų. Aukštytė. Nu va, jau tikras ruduo. Matau, čia ko tai šunys pykstasi. Vat pas mus vanduo stovi sode. Žiūrėkit, turiu jums klausimą. Su vyru turim diskusiją. Lapus reikia grėbti ar nereikia? Man tai patinka, kai lapai yra sugrėbti. Vyrui gražu yra ruduo. Ir gražu yra, kad yra tie lapai. Nu, kaip sako, rudenį nebus lapų. Ir jisai nenori, kad jie būtų sugrėbti, nes tai yra trąša. Tai ar estetika, ar trąša geriau? Tai va, estetiškai jam gražiau lapai. Man gražiau, kai jų nėra. Atvežė padarytas dar vienas duris. Žodžiu, dar vienas duris turėsim naujas ir užsakėm dar vienas į rūsį, dvigubas, kad būtų šilta Rusija. O dabar vežioja cementą, nesgi mes planavom betonuotai, prisipirkom cemento. O dabar jau nebebetonuosim šiais metais, tai tas cementas, žodžiu, reikia kažką su juo daryti. Tai veža dabar, kad būtų sausai. Dar šiek tiek apie Turkiją. Tai Turkija pas mus buvo toksai mums iššūkis, dėl to, kad pirmą kartą keliavom su savo beibiu, su mažaja. Ir aišku, kai vieną kartą jau pakeliauju, kai vieną kartą pabandai, tai viskas atrodo labai paprasta. Bet kažkaip buvo įdomu, kaip mums seksis su kūdikiu savo keliauti, kaip ten su tais visais bagažais, su vežimais, kur ten juos atiduoti viską. Ir šiaip kaip mažoji atlaikys skrydį. Tai kadangi puikiai pavyko, tai esam labai labai laimingi. Galim planuotis toliau, ką čia nuveikus, kur čia nukeliavus. Kaimynų vištelės čia šiemet metais išsiperėjo. Pupa, išsiperėjo naujos vištelės. Kaip ten sakė, 10 viščiukų, gal daugiau perino. Žodžiu, išsiperėjo 9 viščiukai, tai gavosi 4 gaidžiai ir 5 vištos. Niekada nežinai, kai perini pas vištus, kiek ko gausi. Tai va, kas iš tų gaidžių? Nieko, vištos tai kiaušus deda, o gaidys tai turi dabar 4 gaidžius, naujus jaunas. O senosios vištos dabar jau laikas, sakė, meta plunksnas. Kaimo gyvenimas. Oi, faina šiaip gyvent kaime. Vat gali pasikalbėti, sutart, ramybė visur. Man tai patinka. Tokia kažkokia ir šiluma, ir artuma tas kaimas. Aišku, visur savi pliusai, savi minusai. Į parduotuvę taip lengvai nepateksi kaip mieste. Reikia pavažiuoti ir tai visur tokios mažytės ar kažko ten, kokio maisto neužsisakysi. Bet gera. Va. Avytės ganosi. Visur tyluma, ramuma. Mūsų sodas. Kaimynė lapus grėboja. Mes negrėbojam. Nežinau, reikia grėbot lapus ar nereikia grėbot lapų. Kas gal pasakyti, šakas nukritusios, tai reiktų apsirinkti. Daviau vyrui mažąją. Keliom minutėm, kol paimu pirštinės. Tai jau užmigdė. Tėčio kerai su manim taip neužmiega per kelias sekundės. Aš vežioju. Atėjau kiaušinių. Gaidys jau lipa miegot. Taigi dar anksti. Kiek čia tų valandų? O tos 5? Nėra 5 dar. Jau tu lipi miegot.
Tai iš viso yra 8 kiaušiniai. Nelabai čia gal šitoj pasilaikysis, bet nieko. Nu, prie durų stovit. Šiaip ne taip uždariau. Užmigo mažoji, tai keičia lentas, deda stogo. Kur tada sugriuvo mums stogas, tai tvarko po truputį. Dėlioja. Reik nepamest kiaušų. O dabar kala, mes žodžiu šito pastato, sakėm dažysim, bet jo taip ir nedažėm. Dėl to, kad jį nudažyti, tai pirmiausia reikia jį sutvarkyti. Negali tiesiog dažyti tų išpuvusių lentų, va tokių, nes tai kam tada dažyti, jeigu vis tiek čia nieko gero. Tai žodžiu dabar keičia tas išpuvusias lentas naujom ir atsinaujinam pastatą. Va, tai va čia nulupo tas, žodžiu, paviršutinis, kurių baisiausias ir va naujas dabar. Sunkiai čia daug reikalų, atitaikyt, prikalt, bet vyksta. Vyksta, po truputį gerėja, po truputį į priekį. Šeštadienis visa šeima išėjo į lauką. Taip, papusryčiavom savo ir einam pasidairyti, kas čia vyksta gero. Vyras nunešė vištelėms valgyti. Oras šiaip geras, šalta, bet vėjo nėra. O kai vėjo nėra, tai yra labai labai gerai. Turėjo mums pareiti vartai. Nu čia, garažą. Turėjo pareiti vakar, šiandien šeštadienis, turėjo pareiti penktadienį, bet neparėjo, neatvežė. Tai nežinau, kažkaip sakė, kažkurią kitą dieną atveš. Va, kaimynų šuo atėjo. Lordė? Ar čia meškis? Vienas lordis, kitas meškis. Ar čia tas pats būna lordis ir meškis, jau nežinau. Nu ką tu ten vaikštai pas mus? Lesa, prinešė čia jums visko ir gaidelis čia. Kokokokau. Matosi, ten tupi vištos. Lesat, ne? Nuleskit. Žodžiu, čia, kas atsimenat, buvo video, kad visos lubos įgriuvusios. Tai per naują padarė tas lubas, sudėjo lentas, pakeitė, sukalė dabar jau. Nu viskas jau. Galima vaikščioti dabar tenai jau. Naujos lubos. Dar reikės tas lubas pakeisti ten, kur vištos, nes ten irgi visos lubos yra išgriuvusios, sutrūnijusios. Sunešė, sukrovė cementą, kad nesušlaptų, o aš ieškosiu savo darbo kambario raktų. Biškį pasižiūrėti dalykų. Ir eisim, aš jums kai ką parodysiu. Vakar grįžta vyras namo. Ai, dar čia mums naujas duris atvežė. Tokias pačias, kaip buvo, nu, kaip prieš tai atvežė. Ir priekis toks pats. Tik išmatavimai kito pastato. Tai va, žodžiu, vakar grįžta vyras ir sako, tu nepatikėsi. Nu, žinokit, eisiu šiandien pažiūrėti, nes tikrai sunku patikėti. Oi, ne vienas dalykas, tai kitas dalykas. Žodžiu, nuėjo vyras prie svarainių ir kiekvienas svarainis tiesiog nuėstas. Tiesiog. Ir sako, būtų stirnos, bet jokio pėdsako nėra, jokių pėdučių nėra, nu, kanopų. Nu, žodžiu, manom, kad zuikiai, bet yra nuėsta, sakė, viskas, kas buvo ataugę. Viskas, kas paaugo, tai viską ir nuvalgė. Nu, tragedija šiaip tai. Bet, nu, nežinau net. Ko negali pakeisti, tai dėl to reikėtų nesinervuoti. O šito mes nepakeisim.
galima tą hektarą aptverti. Bet kainuos labai daug aptverti tos svarainius, o paims prasikas pro apačią urvelį ir viskas, tiek tos naudos. Žodžiu, eisim pažiūrėti, kaip ten atrodo tie mūsų svarainiai. Ir sako, nu ko tie ūkininkai amžiai skundžiasi? Nelyja, negerai, lyja, negerai. Nu viskas nors. Tai dabar pradėjo nugriaužinėti mūsų svarainį. Nesufokusuoja net. Nu, kiekvienas galiukas toks kaip nugriaužtas. Va čia, pavyzdžiui, šitas yra nenugriaužtas. Nu ir tai šiaip gale nulaužtas. Na, kažkaip įdomi, visur pagriaužta. Nu, kiekviena yra, kaip atrodo, su žirklėm nueita. Gal čia mum apgenėjo? Nu, gal eis dabar į šaknis labai stipriai. Nesuprantu. Nelabai čia gal sufokusuoja, nežinau, ar čia matos. Sodini, vargsti, ravi, laistai. Ateina į suvalgų. Nu, kiek pakilęs, va. Taip nebūdavo niekada arti. Mūsų namai iš kitos pusės. Mūsų pirtelė. Tai pirtelę jau nutarėm, tikrai griausim. Mažoji miega, namai, garažas, rūsys. O čia daržinė. Daržinės likimas dar neaiškus. Bet jau man atrodo, jinai pati savo likimą yra nusprendusi. Bet jinai va tokia visa. Tiesiog jinai yra beproto didelis pastatas. Labai labai didelis. Koks yra pliusas, kad ta daržinė mums tikrai sulaiko vėjo. Ir pas mus to... O, Jėzu. Nu jau gerai atrodys batai. Lazdynai, svarainiai toliau. Šeimos taryba pasitarė, kad gaila vištelių, reikia išleisti. Sakėm, bus trinkėlės nebeleisim, kad mums neprikakotų ant trinkelių. Nu, bet gaila, tupio, nei žolių, nėra nieko. Put, 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 put. Put, 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 put. Ateikit. Put, 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 put. Put, 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 put. Ateikit. Put, 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 put. Gal klausys? Put, 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 put. Svarbiausia, kad neitų ant trinkelių. O dabar kaip jom čia gerai. Nu gaila, tų vištelių uždarytos, visą žiemą bus uždarytos. Eik, tu pabėga. Nu matosi, kad laksto Jėzus Marija, kad ko nors nepraleist. Nu ir ten. Nu, 3 vaikšto ant trinkelių. Eikit už. O čia vyksta apšiltinimas vištiniko. Oho. Va, kitkas deda prie sienos, kad būtų šilčiau vištelėm. Šitus, sakė, paaukštins. Jau paaukštinai, ne? Prikaliai. Apačioj, kad biškai aukščiau jos miegotų. Va. Vyksta apšiltinimo reikalai. Kad vištelė žiemą nesušaltų. Ir lubos apšiltintos, ir sienos apšiltintos. Nu kaip gerai. Va, jau po truputį eina į vidų. Tai vat, tik tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.